Mano vardas Laura Stasiulytė. Oi, bandom kažkaip veikti, labai bandom kažkaip, turiuomenės kolegos yra šalia, bandom kažkaip, bent jau aš bandau ką suplanavus šiandien buvau nuveikti, bet reikia koreguoti situaciją. Taip, jisai, kaip sakyt, nėra šansų išsitraukti visko, ką atsivežiau, visą amuniciją ir taip kaip suplanavus, bet nesvarbu. Galbūt tiesiogiai negalima būtų to atsekti, bet tyrimas arba dabartinis galvojimas apie ką viskas mano, kaip sakant, sukasi galvoje, vis tiek kažkiek susijęs. Nes tyrinėju, man pasidarė įdomus fenomenas rudimentas, kuris yra tiek biologinis, fiziologinis, tiek ir kultūrinis. Tai tam tikra prasme tas miško, sodo, miesto ribų prasislinkimas, jisai per tą pusę turbūt susiję. Netenka, studijų metu teko daug, nes tai buvo kažkokia kaip ir savaime suprantamas dalykas, bet iš tikrųjų, kadangi aš labiau esu susijusi su medijom, tai esu priklausoma nuo elektros, nuo stogo, tai iš tikrųjų labiau kaip įkvėpimo šaltinis, bet vienas iš kūrinių yra toks vienas filmas, kurį kūriau būtent, kaip sakyt, įkvėpta arba tiesiog tyrinėdama nelegalius, šiuo atveju čia turbūt nėra pasis nelegalus, bet ten, kur aš buvau, nelegalius sodus, kurie iš esmės, atrodo panašiai, yra ten, žodžiu, tarsi tokie dykvietė ir to viduje yra iškultivuoti tokie ploteliai. Tai įkvėpimas jisai ateina, arba net ne įkvėpimas turbūt, bet tas tyrinėjimo šaltinis, bet pačioj gamtoje galbūt kaip kūrybiniai erdvėj, kaip studijai, ne. Tai jo, iš tikrųjų yra bendro ir kažkaip irgi vienas toks kūrinys buvo susijęs su augalais, su botanika, su gėlėmis ir kažkaip betyrinėdama irgi pastebėjau, kad menininkai neretai savo gyvenimo arba kūrybos karjeros saulėlydyje antroje pusėje, jie pereina dažnai į sodininkystę, dažnai taip nutinka.